Iš jūsų žinučių, iš konsultacijų, ką girdžiu, kad pasimsit iš antros pakopos pinigus ir išmokėsit automobilio lizingą, sudarysit remontą virtuviai, išvažiuosit atostogų, nusipirksit to labai norėjo. Dar mintis buvo, kad pasidėsit tiesiog tokiai juodai dienai, po pagalbę kažkur. Visi šitie jūsų kasdieniniai sprendimai, visi šitie tiesiog pasidėsiu po pagalbę arba išmokėsiu automobilio lizingą, nėra geri sprendimai. Aišku, jums rinktis, bet tai nėra tinkami sprendimai, ką turėtumėt iš tikrųjų daryti su antra pakopa. Nes tie pinigai yra jūsų ateities pinigai ir jų galėjo nebūti, jų galėjo neduoti. Tai būtumėt neišmokėję automobilio lizingo, būtumėt nepasidarę virtuvės remonto. Jeigu norit man paprieštarauti ir pasakyti, kad tikrai nebūtumėt pasidarę virtuvės remonto, tai noriu jums pasakyti, kad tikrai pasidarysit jūs tą virtuvės remontą, bet ne iš antros pakopos pinigų. Jums spręst, kartojuosi, kaip sugalvosit, taip ir padarysit, bet reikėtų juos įdarbinti toliau.